Sveiki visi atvykę į Baltą Juodą, mano tinklalaidę. Svečiuose šiandien pas mane yra Fotolyrika. Sveika, Rita vardu. Labas. Tai aš iš karto einu prie klausimo, kaip iš tikrųjų visą laiką einu prie klausimų iš karto, tai papasako, kas slepiasi už vardo Fotolyrika. Ir kodėl būtent Fotolyrika? Nebus čia kažkokio labai įmantraus atsakymo, nes niekas nesislepia, turbūt slepiuosi aš, Rita. Bet labai seniai šitas atsirado pavadinimas mano gyvenime, nuo turbūt tų laikų, kai buvo Supermama, dar visokios ten forumai visi. Tai tiesiog, nežinau, kažkaip reikėjo slaptažodžio kažkokio, slapyvardžio ir buvo lyrika. Po kuriuo slėpėsi ir papuošalų gamyba, ir dar kažkokie pokalbiai, ir vaikų auginimai. Ir kai pradėjau fotografuoti, tai reikėjo jau pradėti kažką ne savo asmeninėme profilyje rodyti. Tai va taip ir atsirado toks. Dabar nežinau, tokio nebedaryčiau pavadinimo, bet taip ir liko. Bet tave tai žino, tiesiog aš irgi tave žinau kaip Fotolyrika ir tiesiog nuo irgi nuo senų laikų. Taip. O dabar pakeisti jau nebėra kaip jau. Nes tai visi žino, taip. Nors buvo kolegė, kuri irgi tiesiog paėmė, pakeitė ir dabar ją visi žinom kaip A Kind of Magic linkėjimai. Tai bet irgi tiesiog paėmė, pasikeitė. Bet ir surandam ir taip, kai reikia. Kai nori savo fotografą, tai manau, kad čia greitai viskas suranda. Kada supratai, kad fotografija tau yra daugiau nei tiesiog darbas? Kai tapo darbas, turbūt. Ar dirbai kitus darbus? Taip. Standartinė turbūt istorija, kad iki vaiko gimimo nebuvau visai neišmananti fotografijos, bet buvo visai kitas sritis ir sakiau, labiausiai neįdomu fotografuoti yra žmonės, vaikus ir šeimas. Kas prašneko? Taip, ir neįsivaizdavau, iš tikrųjų, man atrodė tiesiog ne mano visai sritis ir fotografavau paukščius, gamtą, kaip žinom, Nerijų Čepulį, tai buvo mano sritis, kas man buvo labai įdomu. Ir taip fotografavau, nesakau, kad labai jau profesionaliai, bet jau, kaip sakau, ne automatų ir objektyvus tos turėjau, tokius rimtesnius jau. Ir labai patiko. Ir iš tikrųjų dabar, jeigu turėčiau daugiau laiko, ir patiktų, nes labai gera meditacija, tupėti krūme 3 valandas ir laukti paukščiuko. Labai labai gera meditacija ir toks, sakyčiau, galvos išsivalymas. Va, ir tiesiog po to jau gimus vaikui, bet aišku, čia buvo tik tai hobis, foto tose ribose, kur ten keldavom vienas. Fotokūdra dar kažkas. Taip, ten va tos, kur ten vertindavo kažką, bet irgi buvo jau kaip būrelis tų paukštininkų ar ten tų gamtos fotografų, kur vienas su kitu bendravom, o paskui gimus vaikui, tai kadangi technika yra, tai taip ir gavosi, kad savo vaiką nufotografuoji, draugių vaikus nufotografuoji, o kai jau draugių draugės nori, tai tada jau ir tampa kažkoks tokia kaip ir veikla. Tai va, taip ir atsirado. Ir paskui supratau, kad labai nebeįdomu ne žmonės fotografuoti. Ai va, perėjai prie kito, jau prie kitos minties. O dabar naujagimiai. Čia tokia yra sritis. Man asmeniškai šitas sritis yra, man atrodo, sunkiausia. Nes kai gimė Nemuna, tai va, tu fotografavai pas mus namuose. O kai gimė Mona, aš važiavau, kad, sakiau, jau tikrai man vystymų dalykų nereikia, bet taip, kažkaip pasikeitė viskas mintise, nežinau, kažkaip taip. Tai aš jau irgi pas tokią fotografiją, kuri irgi supranta, apie ką daro, reikia visą laiką apie tai visiems daug kalbėti, kad, tarkim, kuris nesupranta, fotografas, va dabar aš nusprendžiau fotografuoti naujagimius. Ir aš tikrai patarčiau neiti dar pas tokį, nes reikia pas profesionalą, nes ten tiek gali visko nutikti. Va tu papasakok apie tą sritį naujagimį. Kodėl? Nes tai yra sunku ganėtinai. Ir tiesiog kaip jie atsirado pas tave? Tai atsirado turbūt visų pirma, tai pamačiau labai seniai dar mano
dar aš pati gal, sakyčiau, gal laukiuosi ir pamačiau, kad tiesiog vyksta toks dalykas kaip naujagimių fotografija. Ir pažįstamos ten kažkur Facebooko sienoje ir pagalvoju, jau kai mano vaikas gims, tai jau tikrai tokią nuotrauką turės. Bet aišku, negalvojau, kad aš ją darysiu pati ir nedariau, bet pradėjau ieškoti, kas tai yra. Buvau va ta šviežia mamytė, kaip dabar daugelis irgi pas mane ateina, kur galvojau, tai kada čia gal pusės metų, kada čia fotografuoti reikia, tai kai sužinau, kad čia pirmosios savaitės, tai truputėlį noras buvo praėjęs, bet turėjau dar laiko pagalvoti ir galvojau, jeigu kažkas pasidaro ir kažkas daro, tai vadinasi gal ir įmanoma ir aš irgi noriu tokios nuotraukos. Nes man atrodė labai labai žaviai ir tie tokie meškučiai, visi tie leliukai, tai labai mane sužavėjo, nes buvo labai nematyta. Aš iki to gal buvau mačiusi Ana Gedės, kur būdavo albumiukus leidžia, kur ten vaikučiai saulutės, tokios baružėlės, kaip albumai būdavo tokie, kad ten mamos dienos proga, ir ten, bet jau tokie kūdikiai didesni, kur sėdi ir ten kibirėlį kokiam. Tai man kažkaip labai žaviai atrodė ir gimus vaikui susiradau, nebuvo labai daug fotografijų dar prieš 10 metų ir Kaune, ir Lietuvoje, Kaune, sakyčiau, visoje Lietuvoje ten, nežinau, kelios turbūt tik tai buvo, nes buvo dar tik turbūt pradžia. Tai va, tai ir mūsų kūdikį tuo metu fotografavo Saulės pievos merginos, tai ir aš stebėjau ir galvojau, oho, čia yra tikrai aukštasis pilotažas, čia ne paukščiuką tą nufotografuoti ant šakos sėdinti. Ir pasirodė, kad tai yra taip sudėtinga ir tiesiog pasižiūrėjau, galvoju, jeigu kada nors ir fotografuosiu kažką, tai tik ne tai. Tik ne tai, nes man atrodė, kad tiesiog tai yra per sudėtinga, nes labai ilgai truko fotosesija ir tiesiog daug tikrai reikalų. Ir labai netrukus aš jau pradėjau savo jau vyresnį vaiką fotografuoti, paprastai ten kažkur ant pilvelio gulinti ir visai netrukus į Lietuvą atvažiavo kažkokia fotografija, kuri Anglijos, kaip Londono lietuvė, ar kaip čia pasakyti, Anglijos lietuvė. Ir jinai atvežė tokius kursus, tuo metu tuos madingus neštukius, su skraistėm visokių ten sėdinčių vaikų, kur irgi tokio truputėlį, kaip ten fine art vadinamas tas fotosesijas ir tokia tikrai tuo metu gal buvo mažai pasiūlos, iš ko pasimokyti, apart tų standartinių kursų su studijų, su šviesa, o čia toks jau buvo, tas popsas vadinamas. Ir buvo toks kaip ir pasiūlymas, kad aš galvoju, noriu išmokti neštukę fotografuoti, gal ten truputėlį didesnį vaiką, ten kažkokį sėdinti tą šviesą, pasižiūrėti retušą. Ir buvo paketas visų 3, tai dar gal ir naujagimių, tarkim, prijungti naujagimių kursus. Ir man pasirodė, kad labai jau sudėtinga ir sakau, tikrai ne. Ir vyras sako, bet tai kaip tu fotografuosi neštukę, o tai kur paskui tą vaiką fotografuos? Sakau, kažkas fotografuos, kitas tik tai ne aš, nes man atrodė tikrai visai neįmanoma. Sakau, nueik. Sakau, labai brangus kursai, vis tiek nueik. Tai va, ir nuėjau. Ir atrodė labai irgi sudėtingai, jie buvo tokie ganėtinai ir daug visko, ir labai informacijos daug, ir tikrai, nes iš tikrųjų yra informacijos daug. Ir aš tiesą pasakius, po kursų galvoju, aišku, labai įdomu tie visi dalykėliai, labai gražu, ten gali pačiupinėti ir tie rūbeliai, miniatiūriniai, visi dievuliau ten, ir tos kepurytės, ir tie ausytės, visos taip. Ir labai norėjosi nusipirkti tų daiktelių, o paskui tuos daiktelius įdėti kažką reikia, tai reikia kūdikėlį. Tai po tų kursų iš tikrųjų jie labai samus ir tikrai buvo geri kursai. Aš pradėjau tiesiog ieškoti, ką pafotografuoti ir pirmas mano naujagimis, kurį fotografuoju, atsimenu puikiai, labai puikiai miegojo, kas buvo didelė dovana man. Kaip gerai, kai tai... Taip, va, tai pradžiamoksliai ir aišku, ilgai trukau, bet supratau, kad įmanoma. Ir man truputėlį gal priminė netgi tas 3 valandas krūmėje laukiant paukštelio. Nes labai reikia, čia specifiškai reikia daug kantrybės ir tokio, net sakyčiau, tokia kaip ta fotosesija tampa kaip meditacija, nes labai reikia išlaukti
ir išbūti joje. Taip. Čia labai skirtingai yra nuo kitų fotosesijų, kur bėgti reikia iš paskos, ir man tas patiko. Man patiko, kad ir laiko yra daug, ir tiesą pasakius, man patiko, kad daug ką gali ir kontroliuoti pats. Tai man tas kontrolės jausmas, kad, ne tik rekvizitai, bet ir studija, ir tas pats, ir pats laikas, ir visa ta fotosesija, jinai tokia, nors ir labai sudėtinga, bet tuo pačiu yra, tik tai tas vaikelis, aišku, tėvai dar yra, bet nėra kitų faktorių, kur būna kitose fotosesijose, kas yra tikrai ganėtinai varginantis dalykai, man asmeniškai. Tai ir pradėjus fotografuoti, supratau, kad visai įmanoma ir kad tai visai mano dalykas, nors per pirmuosius metus buvo tikrai visko, nesakyčiau, tikrai labai sudėtingas rytis, labai ir labai varginanti, ir pirmosios fotosesijos truko po 5 valandas. Aišku, ne visą laiką fotografuoja, tai ir maitinamas kūdikis, ir migdomas, ir sauskelnės keičiamas, bet neturint patirties jos tikrai buvo ilgos ir sakyčiau, varginančios ir man pačiai, kur po to reikia, atrodo, atsigauti kelių dienų, nes ir karštyje visą laiką būni, turi būti šilta patalpa, tai tikrai galvoju pirmus metus, kad jau einu link to, jau daug daiktų supirkta, viskas labai brangu, bet ar tikrai, o tai visą laiką taip atrodys, mano gyvenimas, toks mano darbas, nes 5 valandos yra tik nufotografuoti, o paskui dar kiek retušo. Tai pirmi metai buvo tikrai, sakyčiau, man labai sunkus, nes labai daug nemokamai arba labai pigiai reikia padaryti, labai didelės investicijos ir atrodo, niekada nebus to proveržio, kad taip lengvai viskas tekėtų. Tai va, bet džiaugiuosi, kad tą praėjau. Bet apie tą saugumą. Tu tikrai žinau, kad turi ir sertifikatus, taip, saugos, kaip čia aš nežinau, net kaip sveikatos saugos, ar čia kaip, nežinau, kaip įvardinti iš tikrųjų. Tai truputėlį dar apie juos kažkiek, ką tu turi, ką praėjus, ką kiekvienas fotografas turi turėti, mano naujagimių fotografas, man atrodo. Tai iš tikrųjų mes, negaliu sakyti, kad aš čia viena, bet fotografuojančios naujagimius fotografės, tai supratom, kad yra poreikis ne tik tai gražiai nufotografuoti tą kūdikėlį, bet yra poreikis ir kuo saugiau tai atlikti ir kad maža ką, nes kūdikėlis yra iki 2 savaičių, pati mažiausia, kurią esu fotografavusi, buvo 5 dienų ir vis tik iš ligoninės išėjus po kelių dienų dar yra tam tikrų galbūt dalykų, kur ne visą laiką ir daktarai žino, ir patys tėvai, ir visokios situacijos, nuo paprasčiausių eilinių bėrimų kokių, kur irgi fotosesijos metu tampi toks truputėlį ir kažkiek konsultantas, nes pats tai tų vaikų esi matęs tikrai daug. Bet tėvam tai yra, ypač jeigu pirmas vaikas, tai ir klausimas, ir kodėl čia raudona, kodėl čia taškiukas, tai ir smagu, kad gali tiesiog paprastai pakonsultuoti, aišku, tikrai jau neatstoji jokio sveikatos specialisto, bet tiesiog jau ten kažkoks... Žinai, bent kažką prakaitinis bėrimas, ar ne? Ir kad jau matau, kad tikrai yra buvę, kad sako, vyras jau vežė į priimamąjį. Tai gali, tiesiog tokį, kad ramiau būtų tėvelėm, nes aišku, pradžiai dar daug dalykų, dėl daug ko neramu, bet ir patiem mes žinom, kad yra visokių situacijų ir neduoktų dievės springimo kažkokį. Ir tada mes pradėjom galvoti, ar mes mokam, pažiūrėjau, tą vaiką, ką daryti, jeigu springtų. Ar mes mokėtumėm, nes pas mus ant rankų tėvai turbūt irgi... Pasitikėti, viešai atiduoda jums tą tokį mažiuką, kad taip. Tas pats suvystymas, kiek gali būti kažkokioj pozai, tai mes, sakyčiau, 2 ar 3 kartus, dabar nebegaliu pasakyti, tiksliai kvietėmės tiesiog naujagimių lygų daktarę ir kad mus pakonsultuotų springimo, ten tos, kaip būna irgi stoja, jeigu kvėpavimas, apnėja. Atvejais, ką daryti, kaip atpažinti spalvą, pagal odą, ar nėra kažkokio sutrikimo, ar nešalta, ar nekaršta. Čia nebūtinai sutrikimas, bet, tarkim, būna atneša, tėvai sako, yra klubų displazija ir
kad įsivaizduotum, vis tiek gali nufotografuoti. Taip, bet ko nedaryti, va tiesiog tai šitų dalykų tokių prie viso to, ką dar turi apgalvoti, dar pat šito žinios būtų, nes iš tikrųjų situacijos paskui ir mano, ir kolegių parodo, kad vis tik tų žinių reikia. O dabar apie situacijas, ne? Gal turi kokią tokią stiprią vieną? Aš žinau, kad tu jų turi. Bet šiaip tai galiu pasidžiaugti, kad tikrai dažniausiai yra viskas toks, sakyčiau, labai aparto, kad dar ką galiu pasakyti, kad ir moteris ateina po tokių stiprių išgyvenimų, kaip gimdymas ar cezario pjūvis ar ekstra kažkas, tai dar irgi šitose vietose ir kaip klausia, kelių dienų geriausiai fotografuoti. Mano atsakymas yra kuo mažesnį. Nes tiesiog mažiau jautrus aplinkai yra kūdikis. Bet mamos ar gali jos ateiti? Taip, tikrai. Taip. Ar gali atsisėsti, ar nėra problemų maitinant, ar jau moka maitinti. Tiesiog tikrai būna pirma savaitė kosmosas visiems ir dar čia fotosesija. Taip, dar fotosesija. Aš būna kartais stebiuosi, galvoju, atėjo. Ai, fotosesija, aš tai jau būčiau netėjusi, tikrai. Tikrai, bet tai va, o situacijų yra buvusi, pasitaikiusi tokia, kur džiaugiuosi, kad įsijungia saugumo pas visus tie saugikliai tokie, kad netęsti fotosesijos ir žudbūt nenufotografuoti. Tai buvo atvejis, kuomet iš keisto vaikučio verkimo, iš keistos odelės spalvos jau matėsi, matėsi, kad yra kažkas yra negerai ir kad čia jau ne apie fotosesiją reikia kalbėti. Tai buvo ekstra nuvykimas į klinikas jau šeimos ir pasirodo, kad ten buvo rimta būklė ir laukia skubi operacija. Tai vat labai pasidžiaugiau, kad atrodo ir skamba daktarės žodžiai ausyse, kad jeigu mėlynuoja rankytės, mėlynuoja lūpytės, jeigu oda tampa ten, tarkim, marmurinė, balta ir visa kita, vadinasi, tikrai yra rimta būklė. Taip. Ir vėlgi, kadangi tai yra labai mažyčiai kūdikėliai, tai dar ne iki galo ištirta yra ir pačioj ligoninėje, išeina ir nežino, dar gal kažkas vėliau atsiranda, tik tai pasimato. Tai va, būtent buvo per fotosesiją, fotosesijos pradžioje ta būklė, kur labai džiaugiamės, nes tikrai labai reikėjo staigiai vykti į klinikas ir kad viskas gerai baigėsi. Tai bet ir tikrai labai ilgai galvojau, kas būtų, jeigu būčiau taip, ir jeigu būčiau suvyščius, kažką raminusi, kažkur tiesiog galvoju, tikrai negali niekada užmigti ir va šitoj vietoj ir visiems patarimas niekada kad tai netaptų labai įprasta, kad visi kūdikiai vienodi, viskas jau žinoma, tai neprarasti budrumo, nes tikrai tai yra, tiesiog kartais gali būti ir tokios situacijos. Aišku, jinai galėjo pasitaikyti ir namuose, ir miegant, ir mašinoje, nes tiesiog, bet jeigu būtų studijoje ir po to kiekvienas toks atvejis kažkokią naują tarsi vidinę taisyklę pagimdo, tai yra buvę atvejis, kad atvažiuoja mama su kūdikėliu, palieka mane fotografuoti ir išvažiuoja atsivežti vyresnių vaikų iš darželio. Ir tada galvoju, kas būtų tada, tai tiesiog, nes ar tada skambinti greit, nes čia reikėjo greitai reaguoti, tai toks irgi galvoju, niekada jau taip negali būti, kad nebūtų tėvų fotosesijos metu, vieno iš tėvų, kad vis tiek, nes tu vienintelė atsakinga ir paskui nedaug dievė, kai būna ant tavęs dar kažkas, kai tu ten, visiškai, dar net nepradėjus fotografuoti, o paskui, maža ką, kai šiais laikais visaip yra. Tai kaip ir pašnekėjom apie tavo, ką tėvams iš tikrųjų, ką reikia žinoti, kad būtų saugios fotosesijos, bet ar yra pozų ir idėjų, kurių atsisakai dėl kūdikio saugumo? O tarkim, nes dabar mačiau, pas tą fotografiją, jinai taip fotografavo, tai kas, o gal jinai nevelnio nežino, kas čia yra, kaip taip valgoma, kas, ta prasme. Šiaip, jeigu jau taip jau visai atvirai, tai visos didžiosios, jau populiariausios pozos, dar neteko matyti kažkokią labai crazy, kad atnešt.
jos yra saugios, jeigu yra teisingai atliekamos visų pirma, visų antra, jeigu tam tikros aplinkybės, tarkim, tiesiog poza jinai yra ganėtinai paprasta, bet vaikas kibrėlėje ten kažkur ar ne, tai visų pirma, ją galima tikrai atlikti, jeigu nėra tam tikrų dalykų. Visų pirma, pavyzdžiui, yra vyresnių vaikų, bet truputį vyresnių, 2-3 metai. Ir jeigu toje pačioje patalpoje yra ir vaikas yra labai smalsus ir kur tikrai nori ateit paklibint. O tikrai tai būna, tikiu. Taip, ir labai, tai aišku, aš stengiuosi, kad jau toj fotosesijai, kur yra tik tai kūdikėlis ir lovytėse, kibiriukose tų vadinamų tolerių nebeliktų, išeitų su tėčiu, išeina pasveikščioti, nes jam irgi atsibosta, nuobodu. Tai pagalvoju, kad tiesiog negali būti gyvūnai irgi, nes būna, kad aišku, žmogus gali už savo galbūt gyvūną garantuoti, bet kad gulėtų šalia naujagimis, tai ir dar šalia didelis šuo, man šitai daro kažkas, bet galima sukliuoti tuos kadrus, bet truputėlį atrodo nesaugu, nes negali žinot, kaip to šuo reaguos, ar ne? Taip. Dar yra tam tikri irgi, kad tas 2-3 metų brolis ar sesutė palaikytų ant rankų ir matai, kad vieniem irgi negali 100% garantuoti, tik gali duoti į rankas palaikyti, bet kitiem tikrai ne. Ir tu matai, kad nesvarbu, kad tėvai nori, su kuo ateisit pusės metų, bus jau ar ne, jau sėdės šalia, galės pasėdėti ar kažkada, bet tai yra tiesiog tai yra tokia rizika, neverta kadro. Nes ką gali žinot, išmest, ar ne, ar ten. Ir tada klausimas, kas yra kaltas. Tai aš sakau, jeigu taip, nėra, šita fotosesija, kur sakyčiau, jeigu saugusi moteris lenda į ledinį vandenį, gal susirgs ar ne, bet lyg suaugęs žmogus, taip, ar ne, gali. Taip, mintis. Bet gal labai vertas kadras, gal kažkaip tai. Bet čia tai nėra jokio kadras nėra vertas, kad būtų galima kažkaip rizikuoti, nes ta rizika yra tokia, kur nebegražinama. Tai yra tokių dalykų, netgi kartais pagal patį žmogų matai, kad, pavyzdžiui, nuogą vaiką laikyti, o tėtis pirmą kartą per fotosesiją paima vaiką ant rankų. Aišku, tam vaikui yra ten savaitė, pavyzdžiui. Ir mama labai nori, kad nuogą laikytų. O matau, kad tėčiui dar neprisijaukinęs naujo gyventi. Ir mes žinom, kad kūdikiai ir sisioja, ir kakoja, tai rankose, ne, yra buvusi reakcija iš mamos beje, kur natūraliai automatiškai stumia nuo savęs. Ir irgi klausimas, o kas būtų kaltas, jeigu būtų kažkas. Tai nesakau taip labai jau kiekvienam garsiai, bet matau, kad šitą gal praleiskim, nes nesaugu. Man dabar priminiai, dar kai aš bandžiau būti irgi, kai viską bandai, tu viską fotografuoji ir aišku gerai, kad tai buvo mano draugai, tiesiog pasigimdė ir Agnė sako, aš aišku fotografavau Janieščią ir sako, dabar norėtumėm irgi to naujagimio fotosesijos, man tai ten aišku, ten neįsivaizduoju, bet prisižiūrėjus ten tų YouTube visko, taigi kas čia yra, aš padarysiu. Ir gavosi, kad naujagimį irgi nuogą, išrengėm vyrą iki pusės ir naujagimį nuogą dėjom ant jo nugaros. Taip. Ir aš fotkinu ir ten žiūrim, kad ten gera balutė tokia, ryža jau ir darosi visokia, o ten ta mama pradėjo Jėzau Marija, čia tėtis iš viso vos nepašokt. Tai šitoj vietoj, tai aišku, paėmėm tą vaiką, bet tas pašokimas vyro toks, wow, tas ir iš karto nesaugumas, ir tiesiog aš tokia, kai visiškai šviežia, žalia ten, nieko nesuprantanti, bet šiaip tai baisiai kažkaip atrodė, tai dabar žinau, apie ką tu šneki. Taip, nes tiesiog ir čia žmogus iš piktos valios, nežino, kaip pasireaguos, ne, kaip ant jo pradės įsioti. Taip, nes tiesiog pirmas kartas, nes pirmas vaikas ir pirmą kartą tai daro. Taip, toksai. O dabar irgi, ar fotografuojant naujagimius reikia specialių žinių ir mokymų visiškai tokių, kad aš dabar užsimaniau ir fotkinsiu, ne? Reikia, ne? Vis tiek turėti. Reikia, iš tikrųjų. Tai, aišku, dabar labai yra įvairių tų pakraipų, nežinau, ir nuo tų visai lifestyle, kur, gal čia sakyčiau, kur jau tėvai visai ant rankų, taip kaip jau laiko, taip laiko. Aišku, mes labai dažnai sakom natūraliai, norim to natūraliai,
dažniausiai save atsukta vaiką laikant prie krūtinės priglaudus nėra ką fotografuoti. Vis tiek reikia ten kažką, tą natūralumą. Taip. Prisidėti prie to natūralumo, kad jis atrodytų gražiai. Tai sakyčiau, bet vėlgi nuo to, ypač jeigu pas fotografą atvyksta klientai, tai nuo patalpos paruošimo, pavyzdžiui, kad šilumos, tai pasidomėti tikrai labiau negu kad... Šiaip, tiesiog užsimaniau fotosesijos, taip. Pozuotom fotosesijom tai tikrai reikia, sakyčiau, nuo kursų pradėti ir aš pati, kadangi esu ir kursus vedusi, tai buvo kelios fotografės, kur sako, geriausia investicija, supratau, kad tikrai nefotografuosiu, bet pigiausia ateiti į pradžią į kursą, o paskui pamatyti, kad tiesiog ne mano sritis ir tikrai nenoriu to. Nes bandyti tą atkartoti tikrai daug niuansų yra ir taip, kaip atrodo kažkur padėtas ant lovytės, atrodo lygtais ant to audinio kūdikėlis, ten nėra taip, kad jisai taip gulėtų visiškai. Aš taip galvoju. Taip. Irgi žinok. Mano viena draugė sako, labai geras darmėjo čiužinys, tu pabandyk. Sakai, tikrai ne į temą visiškai, nes absoliučiai. Tai va tiesiog yra labai daug niuansų ir kaip aš sakau, iš tikrųjų labai sudėtingas, užtat labai daug reikia laiko. Nes yra ne tik tai, ką mes turim fotografai galvoti apie šviesą, apie techniką, apie pozą, apie kampą, dar ten tuose pozuotose nuotraukose susideda spalvų kažkokie suderinimai, kad fonas, šitie visi dalykai, bet dar reikia galvoti, aišku, visų pirma, apie saugumą, čia yra numeris 1, tiesiog ar gali daryti tą, ar pakankamai įgūdžių turi tą daryti. Ir dar, kas manęs jau, ačiū Dievui, nebeveikia, bet nebuvo taip, kad labai nuo pat pradžių veiktų, nes aš gal ganėtinai gerai jaučiausi nuo pat pirmo karto užtikrintai, kažkaip tą naujagimį laikant. Bet dar yra niuansas, kad ką galvoja tėvai ir kaip jaučiasi. Tai daugelis šito neištveria. Tos ne tik tau viskas griūva, vaikas miega, tarkim, jisai guli, ir gulinti vaiką nufotografuoti yra reikalų, nes kad neatrodytų... Kad neplokščias visai, šiaip, tiesiog. Ir dar vis galvoja apie kampą, apie šviesą, apie kažką reguliuoja. Oda visų spalvų, kai sako kūdikio oda, kūdikio taip. Bet ne naujagimio. Naujagimio oda yra visokiausių spalvų, žalia, mėlyna, violetinė. Ir tu dar galvoji, čia kaip retušuoti reikės. Ir dar šitą kepurę dar labiau oranžinį padaro tą vaiką. Ir dar tada pradeda jau jisai būsti, aišku, ir dar tėvelių faktorius. Tai kad tą suvaldyti, tikrai labai automatų viduj turi jau techninius dalykus. Tikrai puikiai žinoti. Nes be to dar reikia daug ką valdyti, kur kiekvieną ir ten jau nebereikia užmigti. Ten jau turi būti visą laiką budru, užtat tie kiti dalykai turi vykti automatu. Tam reikia labai daug laiko ir patirties. O tarkim dabar apie mokymus, vabiškai sakai, kad, vedėjai, aš labai gerai atsimenu, nes aš irgi ten norėjau eiti, bet taip gavosi, kad aš vis dėlto nusprendžiau, kad nebūsiu ta fotografė tokia. Tai ar turi dar, ar norėtum dar taip pratęsti savo mokymus ir visą kitą, ar turi minčių? Niekada nesakyk, niekada. Čia tas... Bet yra, susilaukiu klausimų, bet gal sakyčiau, nėra tie mokymai... Reikia atsakyti turbūt, kodėl tu nori juos vesti. Ir kai tas atsakymas nebėra toks aiškus, kaip buvo anksčiau, nes truputėlį keičiasi visas tas matymas tos naujagimio fotosesijos. Suvokimas lygtais, kokio rezultato tu tikiesi, nes jeigu pradžiai tikrai labai tikiesi to, kad pavyks sudėlioti kažkaip, pavyko ant pilo paguldyti valio ir ten tiesiog tikrai būna tie pradinis noras toksai ir kai tą įgyvendini ir paskui kitų dalykų pradedi ieškoti fotografijai, bet supranti, kad turi kalbėti, turi mokyti, turi rodyti būtent apie tą pradinį, tą pirminį kelią. Ir gal nebetenka tiek prasmės, lygtais atrodo, ką aš čia dabar kalbu, nes vis tiek tai arba nepradės, iš tikrųjų, iš nemažai mano
atėjusių pas mane mokinių, Taip, mokinių. tiesiog suprato, kad ne jom yra šitas rytis. Arba nepradės, arba po kurio laiko tiesiog tai į kažką kitą truputėlį transformuojasi, nes manyčiau, kad daugeliui naujagimių fotografų nebetampa pirmoji vietoje būtent taip kažkaip tą kūdikėlį paguldyti kažkokiam lovelį. Tai ir tada atrodo, nebežinai apie ką kalbėti. Tai tiesiog toks. Taip. Tai dar tada reiškia, reikia palaukti dar. Gal tiesiog, tiesiog tai, ką nori matyti fotografijų dabar naujagimių, tai nėra išmokinama. Tai tiesiog norisi jau ir jausmo, norisi emocijos, norisi ryšį kuo daugiau. O čia, aišku, suprantu, kad iki to tai reikia ir suprasti, kaip ir tą vaikutį laikyti, ir kaip tėvam paduoti, ir viską, bet ir truputėlį su tais kursais supranti, kad va šito tai negali perduoti. O be to, atrodo, nebėra prasmės. O tarkim, dabar jeigu tėvai atsineša, kaip ir užsisako fotosesiją ir atsineša būtent iš Pinteresto nuotraukas. Ir va būtent tokių nori, va ne kitokių, ir bet tu matai, nesaugiusius visiškai. Kaip perkalbėti tos tėvus tokius, kurie... Šiaip tikrai, sakyčiau, jeigu kitose fotosesijose, tai tikrai dažnai, nežinau, kitų fotografų, Pinteresto ar kažkur darbuose, darbų pavyzdžių tikrai būna. Bet labai džiaugiuosi, kad vis tik tėvam tas kelių dienų naujagimis yra didžiausias turtas ir nereikia ginčytis, kad čia yra nesaugu, ar kad tiesiog būna, kad kartais į kažkokią pusę yra pageidavimas, bet tiesiog kartais vaikas pats padiktuoja, tarkim, neguli ant pilvo ir viskas. Ir viskas. Ir viskas. Ir iš karto miega puikiausiai ant nugar, arba atvirkščiai. Ar šiaip kažkas netinka. Ir tada matai, kad dažniausiai mamos jau tikrai nenori ir virkdyti vaiko, ir daryti. Tiesiog labai jau čia retas atvejis, kad sakytų, darykim viską, kad tik tai gautųsi. Tai vis tiek tėvam tai yra prioritetas irgi naujagimis pats ir naujagimio tas visas saugumas ir jausena ta pati. Ir tai džiaugiuosi, kad tai nebūna tikrai. Kad gal ten, bet jeigu pasakai, kad ar nesaugu, tai tiek užtenka, jau ginčytis tai tikrai nereikia. O jeigu atsineša nuo kitos fotografijos, tarkim, norėčiau kaip ten mačiau, norėčiau tokio pačio, darai copy-paste ar biški taip. Ne, vis tiek pagal save padarai, kad... Bet dabar galvoju... Kiekvienas vaikas skirtingas, tai čia faktas nebus taip. Galvoju, plus ir ten kokiu rekvizitu ar kažko. Jo. Neturėsi atkartojimų panašiai, bet sakyčiau, aš esu iš tų fotografų, kur aš nesu įrašiusi tą informaciją, kurią siunčiu, kad pagalvokit, ko norit ir atsiųskit ar tiesiog. Taip. Nes jeigu yra toksai sakinys, tai dažniausiai ir kažko prisirenka tada. Taip. Nes supranta kartais, kai kurie yra žmonės, sako, tai būtų viskas tikę, ką jūs padarėt, bet kad jau parašė, tai mes tada jau ir ieškom. Tai taip pats atrodo sukeli tą tokį lygtais namų darbus tėvam, kad suraskit, ko jūs norėtumėte. O čia geras dalykas iš tikrųjų. Aš irgi fotografavausi pas kolegės ir man va šitą irgi įmetė tokį ir aš taip rimtai, kaip nenoriu, dabar galvoju ieškoti, man vėl čia ir taip rūbai, čia viskas vargas, čia tą suderinimą, dar čia ieškoti reikia, o aš pati suprantu, fotografija atrodo, bet jau kai savo fotosesijai nesinori, to čia geras dalykas, pasakymas, kad tikrai nereikia. Jau kas tikrai labai nori, tai tas jau susiranda. Tada jau atneša įrodymą, žiūrėk, aš norėčiau taip. Bet ten, nes aš esu pasimokius ir su kitom fotosesijom ir tokia viena labai faina šeima, aš vis fotografuoju ir aš kažkaip įrašiau, netgi tokį gal pasigalvok, nes buvo tokia įdomi, vyresnių vaikų, jaunesnių, toks, pasigalvokit gal kažko įdomiau. Tai supratau po to, kad čia nebereikia klausti to įdomiau, nes žmogus tą įdomiau, jis turbūt peržiūri darbus ir galvo, bet šito dar nebuvo, meskim tokią idėją, galvoju, labai gerai. Tai aš kažkaip ir pagalvoju, kad jeigu tikrai norės, tai pasakys ir tai ir pasako. Taip. Bet šiaip tai neklausiu. O dabar, aišku,
tu netikėsi naujagimių ir šeimų, ir neštukių fotografė. Taip, aš pas tave kelis kartus fotografavausi ir mes darėm vieną ir žydėjimą, spėjom, atsimenu, su Nemunu, su Mona, neteko žydėti. Taip, bet kaip va šitos fotosesijos tau, kas, kaip čia negaliu pasakyti, kas smagiau, ne, klausti, kas ar naujagimiai, ar neštukės, bet kas maloniau tau širdžiai gal? Man šiai dienai, nors prieš kelis metus būčiau sakius tikrai atvirkščiai, tiesiog tikrai, nes buvo visokių minčių, bet šiai dienai man naujagimių fotografija yra pati lengviausia, pati saugiausia ir todėl, kad, kaip sako, bet kaip taip gali būti, nes tiesiog yra va tas leliukas kelių dienų ir aš, tarkim, jau po fotografijos su tėvais, ar ne? Ir viskas, ir niekas nieko nenori. Tik tai aš, aišku, noriu kažkokio rezultato, bet ir man yra taip saugu, man tai yra tokia meditacija ir aš tiesiog užsižaidžiu, kiti sako, Dieve, tu ten sėdi, dėlioji, sako, ir tiek kantrybės. Ir man labai smagu, kad aš galiu būti tame, aš matau tame labai tokį ir grožį, ypač jeigu lifestyle fotosesijos yra, kur aš ir labai prasmę didelę matau ir man labai nėra turbūt, kodėl nustojus ieškoti su kažkokiu pozu, nes tikrai pradžioje tai buvo, gal dar taip padarykim, gal dar tokį rūbą nusipirkim, oi, dar čia kaip įdomu. Dabar galiu su to pačiu rūbu fotografuoti ištisai, nes nebe to ieškau, nebereikia kažko keiščiau, mandriau, bet labiausiai tai ieškau, kur mama laiko leliuką ir spindi tos akis, o kai tėtis, kuris būna tikrai jau vyriškas vyras ateina, ar nes dideliais delnais, ir paima tą naujagimį ir matai, kad nuspindi akis. Ir ta šypsena, kur taip, jau niekada nesusiškoju. Iš to tokio jau Taip. Ir jeigu tau užfiksuoji viskas, nereikia jokių madų, jokių nieko, nereikia niekur žiūrėti, niekada nepasens ir tik tai brangs su laiku, kaip sakau. Nes, ta prasme, tai yra, man yra tokia didelė vertė, šita vieta, ir atrodo, kur nieko nereikia keisti. Ir ypač jeigu tą pamatai, arba ten matai tą rūpestį, matai kokia tikrai, tai matai tą prasmę fotosesijos metu. Vertybė jau. Vertybė, taip. Tai irgi suteikia tokį didelį pasitenkinimą pačiu darbu. Neštukės irgi labai patinka fotografuoti, bet kartais būna, kaip aš sakau, nors ir visaip stengiuosi ir būna kartais tarp žmogaus ne tilta kuri, bet kažkaip siena vis tiek atsiradus ir sunku kartais. Taip. Aš visai tokia ir pleputė, ir kalbu, ir bandau. Taip gerai atsipalaiduoju. Taip. Bet būna vėlgi žmonės, kurie tiesiog... Skirtingi visi žmonės. Tiesiog bijo, nerimauja, jam nemalonu, nejauku. Bet yra, kur atrodo, turi pakovoti truputėlį. Tai dėl ko aš taip ir galvoju, kad man ta naujagimių fotografija, kur nereikia, verkia vaikas, o man nesukelia jokios neigiamos emocijos. Aš visą laiką sakau, žiūrėkit, taigi tiesiog vaikas kalbasi, nes nemoka pasakyti nieko, tai kažką kalbasi ir viskas yra normalu. Tai aš nejaučiu tokios frustracijos, kaip kartais negaliu kuris kalba žmogus, suaugęs, ir būna kartais negaliu susikalbėti. Tai kai žinau, kad kartais vis tiek, kai lauki naujo kliento, būna to nerimo, ar pavyks susikalbėti ir labai džiaugiuosi, kad dažniausiai tai pavyksta. Bet vis tiek aš naujagimio fotografiją, nors yra labai ilga ir sudėtinga, kažkaip natūraliausiai priimu ir man saugiausia jo yra. Ar dabar aš atsinešiau, žinok, turiu, čia tu mane kaip taip fotografavai, tai norėjau ir tau parodyti kartu. Taip, pasidariau iš Zumbuk, aš nežinau, kaip tu vertini, faktas, kad vertini padarytus albumus. Aš iš tikrųjų atsinešiau iš Zumbuko pasidarius fotoalbumą, premium knygą ir gali biškį pavartyti savo darbus. Labai iš tikrųjų patenkintas su tiek kokybė. Bet čia kaip reikia daryti tas knygas? Labai reikia, ir knygas, ir nuotraukas, ir vis todėl, kad
Taip, nes čia tiesiog, čia yra atsiminimas ir nieks nedulka nei kompiuterį, niekur. Taip. Aš ir ant sienos pasidarius, ir tavo darbų yra ant sienos, ir maža istorija, žodžiu, yra darbų ant sienos tiek pilna, tai va tas zumbukas, tai taip, dar aš čia, bet čia toksai, kur klasikinė tiesiog knyga, čia yra premium, o čia klasikinė, tarp kitko, va čia irgi bus tavo darbų, žinok, čia kur aš kažkada pas tave atėjau ir atsimeni prieš kiekvieną mano gimtadienį. Taip. Mes darydavom va tokias va. Taip. Aš turiu beje istoriją su albumais, tai nesakyčiau, kad aš pati labai dažnai juos darusi, bet reikėtų. Bet aš turiu istoriją su albumu, kur sudegė vienos šeimos namai. Aha. Ir kompiuteris ten, nežinau, tai turbūt užliejo, dar gesinant ten, stipriai apdegė. O albumai liko. Todėl, kad jie suspausti yra ir apdegė krašteliai kažkiek, bet nuotraukų, nes niekur nuotraukų nebėra. Taip. Ir taip, tai va, galvoju, kokia... Kaip gerai. Taip, nes jie, stori, kaip gerai. Ir nepateko į tą, jeigu epicentrą, tai kažkur, tai sako, va, turim bent spausdintas. O kaip gerai, tai va, iš tikrųjų, aš tai rekomenduoju iš savęs. Tas jausmas, taip. Taip, iš savęs premium knygas, man asmeniškai labiausiai jos patinka. Tarp kitko, aš turiu asmeniškai, būtent, ką žiūrės tinklalaidę iki galo, pasakysiu, nuolaidos kodą turiu, tai galėsiu pasakyti. Ir dabar yra toksai dalykas, tai kad pas mane iš sekėjų prašiau klausimų, kad tau užduotų. Yra, žinok, tikrai jų nemažai. Jų nemažai uždavė ir galvoju, taip, gal aš tiesiog, čia žinok ir viskam, visiems, man atrodo. Tai yra tokių klausimų, kur iš tikrųjų wow yra, tai dabar vat, klausimas, kuo sunki, o gal lengva būtent su naujagimiais darbo specifika? Kuo tau sunku, ar gal dabar jau lengva, sakyčiau, bet tarkim. Sunkiausia tai tikrai turbūt yra atsakomybės, tas jausmas visas ir tas, kaip pasakyti, ypatingai tikrai sunku, jeigu yra daugiau negu vienas vaikas, nes tu matai, kad šeimoje tai yra naujas toks virsmas, kur ten tiek emocijų, kur ne tik tai jau 2-3 metų vaikas nežino, kaip reaguoti, kad dabar šitas čia bus visą gyvenimą jau dabar taip, jau pažaidėm ir gražinkit, ir taip labai dažnai yra. Ir tada ir be abejo, ir mamos matau tą ir nerimo labai daug, ir istorijų visokių, ir gimdymo, ir kaip sekėsi, ir kaip. Tai tikrai daug šitų dalykų yra, kur... O kadras vis tiek turi gautis. Taip. Tai vat gal ši vieta yra tokia... Ir dar visą laiką galvot, kad tas lakstantis vaikas ar kažkas, kad vis tiek saugiai viskas atsitiktų. Aš tai žiemą man labai šąla kojas, nors būna šilta studijoje. Ir kažkada ne per naujagimio fotosesiją užsidėjau vilnonės kojinės ir pas mus medinės grindys studijoje. Ir einant čiūšteliu ir galvoju, oho, o vat jeigu taip nešant vaiką, taip. Tai toksai. Tai tada galvoju, einu, kojinės su stabdžiukais. Kad būtų tiesa tais. Visą laiką turi galvoti, kad neduok tu Dieve, nieko nebūtų ir kad vis tiek gautus kadras. Tai šita vieta gal sunkiausia yra. Ir sunkiausia iš kitos pusės, kad labai laiko rėmai maži. Ir būna pirmą savaitę tėvai kosmose, o antrą savaitę jau beveik per didelis. Taip. Tai va šita vieta tikrai yra tokia, kur yra atostogas sunku planuotis tada. Ir jau iškritus kelias savaitės, iškeliavus kažkur jau sudėtinga yra. Tai negalėti dėti taip labai jau. O čia toks geras klausimas irgi, ar fotkintum, jei niekas už tai nemokėtų? Ne, tai aišku, kad ne. Aišku, ne. Ne, fotografuočiau kažką, kažką kitą fotografuočiau, bet be abejo, tai visų pirma apie tą pačią atsakomybę, kur kalbėjom, fotografuočiau tik tai, kas yra labai labai pačiai įdomu ir kas, tiesiog kūryba, kur karų būtų. Tos pačius paukščiukus gal. Strūmis. Bet šiaip be abejo, kad tai yra tiesiog darbo dalis. Tai fotografuočiau
turbūt savo daugiau šeimą, draugų kažkokią, tą patį turbūt naujagimį norėčiau viskas nuo karto nufotografuoti, bet be abejo, paskui retušogi labai daug visko, tai nėra taip jau labai paprasta. Tai jeigu nemokėtų, nefotografuočiau tikrai. Nu, tikrai. Ar būna, kad atsisakai daryti klientų pagidavimus, jei taip kokius? Tai va, jo, kalbėjom. Tas toksai, kur... Labai, šiaip tikrai turbūt vienas pagrindinių, kas yra ir aš puikiai suprantu tėvus, kad va tas 2-metis palaikytų tą 2 savaičių. Ir turim ten tokių, kad prieitų bent jau, sakau, žiūrėkim, džiaukimės, kad bent pažiūrėtų į tą vaiką. Nes irgi būna visokių variantų ir net tėvai, jeigu pažįsta savo vyresnį vaiką, sakau, bet mes nepažįstam dar, kaip jis jaučiasi šitoj naujoje situacijoje, nes yra labai nauja. Jeigu vaikui 10 dienų, mama 4 dienas pragulėjo ligoniniai ir dabar grįžo 5 dienos namuose ir atėjo į fotosesiją, mes dar nežinom, kaip reaguoja. Ar jisai tikrai... Ir dar būna klausimas, ar tu myli, juk tu myli. Nu, nemyli, niekas ten tikrai sesių, brolių, nieko čia taip. Mylės tada, kai žais kartu, dabar guli ir verkia. Taip, dar verkia, tai tiesiog. Jo, aš Nemunui, pavyzdžiui, savo vaikui, tai, žinok, va tik dabar daviau Moną. Nu, praktiškai ką daviau, tai čia Mona patės įsėdo ant kelių jaunesnai, jau vaikšto, tai va tik dabar. Nes kažkaip aš pabijojau. Tai gal ir gera buvo mano tokia va mintis, va taip tiesiog, nes pabijojau, žodžiu, jam, kad nebūtų kokių dalykų, tai va tai. O dabar dar irgi va klausimas, kiek jau mokymų, va kai šnekėjom apie mokymus, tai kiek jau mokymų esi padariusi, kiek mokinių turėjusi, kiek iš jų dirba, gal žinai? Mokinių, tai bandžiau kažkaip skaičiuoti, aš atsimenu pirmą kartą, kai dariau, tai žinau, kad buvo 3 grupės po 6 merginas, tai o paskui dar buvo bent keli metai. Nenoriu labai nei padauginti, nei pamažinti, bet dabar galvoju, 40-50 gal turėtų būti. Tai iš pirmųjų mokymų, kadangi atkeliavo jau labai nemažai, kurios kažką jau buvo kitose kursuose, jau po truputėlį dirbo, jau norėjo tik tai kažkokio naujų vėjų. Taip. Tai sakyčiau, gal ten plius minus vos ne visos ir dirba, bet vėliau tikrai iš grupelės, jeigu vienas tęsdavo šitą veiklą, viena vyrukai, nežinau, nes tai sakyčiau dar gerai, bet daugam yra labai neaišku, kaip pradėti. Vat nuo ko pradėti, nes visų pirma, jeigu mes kalbam apie tą stilizuotą fotosesiją, kur viskas yra ten kibriukai, lovytės ir taip toliau, labai didelės investicijos yra. Labai labai brangu viską turėti ir susipirkti, kiekvienas tas rubelis kainuoja, pavyzdžiui, rubeliukas, kepurytė 50-60 eurų. Nu tai kiek tu jų ten turėti? Tai nusipirki porą tokių, tada yra ir lempos specifinės, galima be lempos, aišku, pradžioj, tos visos lovytės, Lietuvoje jų neįmanoma gauti, nebent kažkas parduoda. Taip. Tai sėdmaišiai visi, Tai aš taip kažkada skaičiavau, kad turbūt su kursais dar objektyvą gal kokį dar pataikyti. Būtų gerai, kad galima būtų vaiką ranką pasiekti visą laiką nuo objektyvo, nuo 8-5 nefotografuoti jau. Taip. Tai 3-5 kokių, kad būtų arti, tai darbo būna neturi žmonės tokio. Su 50-tuku eina, tai... Tai įmanoma su 50-tuku, bet va, tai būtų geriausiai, kad gali paliesti visą laiką. Tai aš taip skaičiau, kad kokio 1000 reikėtų pradžiai. Va taip, kad pradėt. Ir jeigu kažkas kažką kito daro, sekasi fotografuoti, nežinau, kokias krikštynas ar kažką, tai gal ir pagalvoja, kad investicija, neaišku, dar ir dar labai daug reikia nemokamai padaryti. Kad gautųsi. Aš kaip juokdavausi, buvo atėjo pas mane ir vestuvių fotografai ir tikrai žmonės jau su rimtu portfolio. Nes tai sakau, norit susigadinti portfolio, tai kelkit dabar tos pirmuosius lėliukus. Kur tikrai ten, kad estetiškai atrodo, tai čia gal baisiai nuskambės, bet kad neatrodytų miręs vaikas, nes būna, kartais, tikrai. Tikrai tai būna. Ir ten apdėtas kokių vainikėlių ir ten, žodžiu, tai galvoju, dar ir vainikas taip. Ir kad yra reikalų padaryti. Ir būna kartais, matydavau, kad fotografuoja ir naujagimis pradeda, tai reikia šitam laiko. Nes, sakyčiau,
negaliu jau taip visai teikti, bet jeigu jau išmanant techniką, viską, fotografuojant kokius modelius ar ne, ir neštukę nufotografuoti. Ką jau labai 1, 2, 3 kartai ir jeigu jau tu esi šiaip fotografas, tai ir nufotografuosi, kas labai tokio. Bet su naujagimiu tai taip nėra. Tai va, tai nėra, kad... Vat užtat gal net ir motyvacijos man sumažėjo daryti mokymus, nes vis tiek tie mokymai daug kas turbūt paskaičiuoja ir galvoja, kad dėl pinigų daug bus. Ne. Aš jau visą gyvenimą tokį turiu norą mokyti tarsi. Ir gal kada nors dar kokioje mokykloje tektų dirbti visai būtų, va tai pagalvoju, kad visai gal ir norėčiau, bet tai va čia turbūt, bet ir norisi, kad rezultatas būtų ir matau, kad po to labai mažai kas drįsta pabandyti ir kaip maždaug iki, vat praėjau kursus, kur dabar gauta naujagimį. O ką dabar daryti? Taip, pasigimdyti neišeis. Nes nėra taip labai paprasta parašyti kokiose Kauno mamytėse ir atnešti. Nelabai kas neša. Ne, žinai, kas yra iš tikrųjų, gal kai parašai, jeigu parašai nemokamai, tai ta žodis nemokamai dar daugam. Bet vis tiek yra su naujagimiu. Bet ne, naujagimiai labai jo. Tikrai taip. Jei šiandien galėtum duoti vieną patarimą jaunoms mamoms ir vieną fotografams, būtent, čia jau mes einam link pabaigos, tai kokie jie būtų? Tie tokie tipsai tavo. Čia apie fotosesiją, aišku. Taip. Mamoms, taip, mamoms tai sakyčiau, nebijoti fotosesijos, iš tikrųjų, tikrai, nes daug kas būna ateina, sako, pailsėjau, nes savaitę visą laiką laikiau ant rankų, o čia nereikia. Jau čia ne. Taip. Nebijoti vaiko mažumo, nes kuo mažesnis, tuo geriau yra iš tikrųjų. Ir pasitikėti fotografu, bet ir pasidomėti, kur einam, ar ne, kad nebūtų jau visai pradžiamokslis ir su dideliais užmojais, kad dabar jau dėsim į kibirėlį. Noriu, kuris ten netelpa, pavyzdžiui, ten. Tai vat turbūt toks ir gal sakyčiau neturėti labai konkrečių užsibrėžtų lūkesčių, vat būtinai taip padaryti, o ne kitaip. Nes sakau, bet kokiu atveju vis tiek gerai gausis, jeigu negulės ant pilvo, gulės ant nugaros, ar didelis skirtumas. Bet neišprievartauti, nepadaryti tos fotosesijos per sudėtingos, nes kažko būtinai taip noriu. O fotografams, jeigu norisi pradėti, sunku pasakyti, turbūt aišku, pradėti nuo kursų, apie kūdikį, apie naujagimį, pasidomėti, tiesiog, kad žinoti, nes apie vaiką kokį 3 metų kažkiek irgi domimės, ne, ką mėgsta, ko nemėgsta. Taip, bet čia yra lengviau negu taip. Bet sakyčiau apie naujagimį tiesiog, kas tai yra. Kas toks taip. Net jeigu ir turint savo vaikų, tai sakyčiau, betgi pasimiršta. Tai būna, sako, aš kosmose buvau, aš nieko neprisimenu. Tai tikrai gal net sakyčiau pasitarti, jeigu nevyksta kažkokie specifiniai kursai, nes jie nevyksta jau čia labai dažnai, o dabar jau norisi fotografuotis. Gal su kokia vaikų gydytoja galima pasitarti, nes mes tai tikrai ieškojam vaikų gydytojos, kurie papasakotų apie niuansus, kokie gali būti, ką daryti ir tiesiog pasidomėti. Ypač jeigu pats fotografas laikys ant rankų vaiką. Taip, kad taip. Tai netgi aš tai galėčiau sakyti, kad dabar jau girdžiu ir suprantu maždaug koks verkimas yra. Kur būna, sako, kad galima paklausyti ir aišku, dėl ko verkia. Tai aš dažniausiai jau dabar jau suprantu, kodėl verkia, bet man atrodo, sako, kad yra, kur galima pasižiūrėti. Tokių, kad pasiklausyti, tas reiškia noriu valgyti, tas reiškia... Geras toks. Taip, pilvas skauda, dar kažkas, tai kažkaip domėtis šitų reikėtų. Tai dabar šiais laikais jaučiu ChatGPT paklausimą duoda ir ką mano vaikas čia nori, išaiškinkite. Nežinau, gal ir augina jau dabar. Ateis jau toksai laikas, gal eina, tau nenorėčiau, atrodo tokio. Bet jeigu padėtų. Ne, gerai, jeigu padėtų. Jeigu padeda, tai kodėlgi ne. Tai labai tau dėkoju, kad pas mane atvykai. Labai buvo gera paklausyti apie naujagimius, apie jų fotosesijas. Tad mamytės ir fotografai, žinokit, kad tikrai reikia fotografuoti saugiai viską, tą naujagimį, tą mažiuką. Ir išklausėt, kadangi iki galo manęs, tai būtent Zoombook platformoje balta juoda, mano nuolaidos kodas, jums pritaikys
labai daug nuolaidų visom foto knygom, foto albumom. Tad ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.